Šiandieną papasakosiu apie tai, kaip elektroniniu būdu pakeisti buveinės adresą turint savo patalpas. Tai visų pirma, nuo ko reikėtų pradėti, tai sukurti akcininkų sprendimą. Taigi, įrašome UAB pavadinimas viršuje, tuomet įmonės kodas, dabartinės buveinės adresas. Rašome šios dienos datą, tuomet įrašome vienintelio akcininko vardą, pavardę, asmens kodą bei gyvenamąjį adresą. Taip pat pažymime, kad jis būdamas vienintelis šios įmonės akcininkų, nusprendžia pakeisti įmonės pavadinimą įrašom. Taip, akcininkas nusprendžia pakeisti iš seno buveinės adresą į naują buveinės adresą. Ir būtinai reikia nurodyti unikalų numerį. Jį galime pasižiūrėti iš registro centro išrašo. Taip, tada įrašome akcininko vardą, pavardę, dokumentą atspausdiname, jį pasirašome, dokumentą nuskanuojame, būtinai PDF formatu, bei išsaugome savo kompiuteryje. Sekantis žingsnis – šito dokumento pasirašymas elektroniniu parašu. Tai galime atlikti užėjus į www.gausign.lt. Dešiniame šone pasirenkame pasirašyti dokumentą. Įkeliame dokumentą iš kompiuterio. Čia galime nepildyti paskirties pasirašymo vietos. Pažymime, kurioje vietoje matysis elektroninis parašas. Jį pasirašome mobiliuoju telefonu. Įvedame asmens kodą vadovo ir gauname pranešimą į mobilųjį telefoną. Tuomet minėtą dokumentą vėl atsisiunčiame į kompiuterį ir jį išsaugome. Matote, viršuje jau yra pasirašyta elektroniniu mobiliu parašu. Sekantis žingsnis yra registrų centro sistemos pildymas. Surenkame registrocentras.lt, renkamės klientų savitarną, spaudžiame prisijungti prie savitarnos, įvedame vadovo asmens kodą ir spaudžiame jungtis. Taip, dabar išsirenkame įmonę iš sąrašo, kurią atstovaujate. Dabar dešinėje pusėje juridinių asmenų registras, tuomet keliaujame juridinių asmenų prašymai. Bei pasirenkame prašymą keisti juridinio asmens duomenis. Spaudžiame juridinio asmens buveinę. Kadangi tai yra įmonės turtas, tai spaudžiame nuosavas nekilnojamas turtas. Pasirenkame patalpas iš sąrašo, paspaudžiame, tada pridedame patalpų savininko duomenis. Kadangi tai įmonė, įvedame juridinio asmens kodą ir spaudžiame ieškoti. Rado įmonę, spaudžiame ant įmonės ir tęsti. Kadangi mes nieko daugiau nenorime keisti, vėl spaudžiame tęsti. Taip, parašyta, kad dėmesio neįkeltas dokumentas. Dabar reikia įkelti sprendimą, kuris pasirašytas elektroniniu parašu. Spaudžiame dokumento įkelimas. Pasirenkame, koks tai yra dokumentas. Taip, tai yra vienintelis akcininko sprendimas. Įrašome dokumento datą. Taip, pasirenkame ir įkeliame patį dokumentą. Spaudžiame įkelti. Įkeliame dokumentą, dabar reikia pasirašyti prašyme JAR1 formą. Paspaudžiame rodyti. Sąrašas išsiplečia ir pasirašyti mobiliu elektroniniu parašu. Būsena pasikeitė į pasirašytą. Vėl spaudžiame tęsti. Taip, matome, kad yra paruoštas krepšelis apmokėjimui, spaudžiame ant krepšelio ir apmokame krepšelį. Jis yra viršuje dešinėje pusėje. Taip, pasižymime, kas yra mokėtojas ir keliaujame į banką apmokėti.